penktadieniais 4:30 vakaro. Už valandos prasidės mano seminaras Pacuose kartu su Eli pristatymu. Tai turim valandą parodyti pirkinius ir nufilmuoti vlogą. Tai važiuojam. Aš supratau vieną dalyką šią savaitę, kad tiesiog aš, kai staigiai taip atšalo, aš tikrai irgi neturiu ką apsirengti. Nors ir atrodo, kad mano spinta pilna ir tikrai atskirai drabužiai yra, kaip atskiri, bet bendro tokio, tos vizijos, kaip aš noriu atrodyti, šį rudenį aš dar neturiu savo galvoj. Aš pradėjau tiesiog darbo metu, kai aš būnu parduotuvėse, kažką dėlioju ir ieškau savo klientėms, fotosesijoms, pažiūrėti ir savo. Ir po truputį viską supirkinėti. Tai šią savaitę aš kiekvieną dieną vis kažką savo nupirkdavau. Plus Milanas buvo, Paryžius, porą kelionių, kur kažką nusipirkau. Gavosi tikrai nemaža dalis naujų pirkinių, su kuriais norėčiau pasidalinti, pasakyti pliusus minusus, kodėl nusipirkau ir kaip derinsiu. Tai gerai, tai važiuojam. Tai pirmas pirkinys atkeliavo ką tik praktiškai prieš 2 valandas ir tai yra akiniai. Ir aišku, tai nėra bazinis dalykas, tai nėra tas dalykas, be kurio aš negalėčiau išsiversti, bet aš jų labai norėjau, ieškojau, dėja Milane ir Paryžiuje nebuvo mano spalvos. Ir aš taip, nėra mano spalvos, tai nėra. Reiškia, ne mano daiktas, man jo ir nereikia. Bet tada aš įsijungiu, grįžus iš Paryžiaus, Dainos Bosas story ir aš pamatau, kaip jai tinka šitie akiniai, kaip jinai gražiai atrodo ir kaip jie tinka prie visų įvaizdžių. Iš karto tas inspiravo mane nusipirkti juos. Aš užeinu miumiu.com ir aišku, tie akiniai yra, jie manęs laukia, aš jau užsisakau vienu mygtuku paspaudimu, nes čia yra online shoppingo privalumai. Ir tai buvo trečiadienis, 10 val. Vakaro ar 11, kai vičiukas jau užmygo, naktinis shoppingas visą laiką gerai ir penktadienį per pietus aš jūs jau gaunu. Pirmą kartą užsisakinėjau per oficialų Miu puslapį ir pažiūrėkit, koks įpakavimas, kaip man visai patiko. Dėžutė atkeliavo, irgi labai čia viskas gražiai apipavidalinta viduje. Tuomet, aišku, patys akiniai supakuoti su tokia gumytė, labai gražiai. Tai aš jau, kadangi buvau jau atidariusi, tai uždėjau tiesiog paprastai taip. Dar kažkoks maišelis, važiuokit, fainas visai. Pirkimo dokumentai ir dar vokelis su palinkėjimu. Kadangi aš pati savo pirkau ir galvojau, kodėlgi ne. Ir jeigu jūs, tarkim, kaip dovanojat kažkam, pažiūrėkit, koks fainas, dar gauni tokį Miu laiškutį su kažkokiais palinkėjimais, jeigu čia kaip dovana yra kažkam. Dėžutėje dėkliukas, dar maišelis toks yra dar atskirai, jeigu, tarkim, netelpa jums į rankinuką, tai galima tiesiog su maišeliu nešiot. Ir aišku, servetėlė pavalyti akiniams ir patys akiniai, šitie nuostabus iš Runway. Tai va, žodžiu, kadangi aš norėjau tokių persišviečiančių, nes buvo rožinės aš turiu, tai aš manau, kad tikrai labai fainai atrodys prie skirtingų įvaizdžių, kaip tokį akcentą, kaip detalę. Žodžiu, užskaitom. Manau, kad tikrai labai vykęs pirkinys, tai ačiū Dainai už tą paskatinimą, žodžiu, tą inspiraciją. Pažiūrėjom toliau. Sekantis pirkinys, kurio aš tikrai labai norėjau, tai šaliko. Mes visi žinom, kad ateina tas šaltasis periodas ir mes dažniausiai nešiojam vieną arba kitą kažkokį tai viršutinį drabužį, kurio mes nekeičiam tikrai taip dažnai kiekvieną dieną. Dažniausiai tiek mano klientės, tiek iš praktikos moteris turi tikrai netokį didelį viršutinių drabužių pasirinkimą. O kažkaip norisi, nes mes ilgai nešiojam tos viršutinius drabužius ir dažnai norisi juos pagyvinti. Tai labai geras dalykas yra šalikas. Tai jūs visi žinot mūsų Biondo pūkinius, tos karinius šalikus, jie yra absoliučiai nuostabus. Mano tikrai mėgstamiausias dalykas spintoje, jos tikrai turiu visų spalvų, dažnai nešioju, bet kažkaip aš pagalvojau, kad visai man gražu turėti kažkokią tai ir languotę. Langučiai yra ir šio sezono trendas, bet ir yra į klasiką. Ir aš prisiminiau, kad yra Burberry, labai fainų šalikų ir aš norėjau jau prieš mėnesį, buvau nusižiūrėjusi naujoj Nude parduotuviai šitą šaliką, bet tada buvo kaip tik rugsėjo mėnuo ir buvo labai karšta lauke, 25 laipsniai ir aš toks sakydavau, kad aš nenoriu pirkti daikto, kuris pas mane dar spintoje, kuris galbūt aš persigalvosiu, aš mėgstu pirkti tada, kai jau jo reikia. Jisai manęs išlaukė šitas šalikas, jį grįžus iš karto nusipirkau, tai man patinka 2 dalykai. Tai pirmas, apskritai tas langučių raštas. Jisai nėra nei per smulkus, nei per stambus. Toks idealus įvaizdžiams. Ir man patiko šitam modelį būtent tie kutukai, kurie suteikia įvaizdžių tokio žaismingumo. Ir tiesiog ant bet kokio pilko, juodo, nude spalvos
spalvos, raudonos spalvos drabužio, šitas raštas visą laiką bus klasika, gerai atrodys, niekada neišeis iš mados, pagyvinti vienspalvį drabužį, ar tai būtų juodos spalvos ar pilkos spalvos, visą laiką yra gerai, plus jisai yra prie veido, o kaip mes žinom, jau portretiniai veido zona mums reikia kažkokių ryškesnių spalvų, kurie pagyvinsiu. Tarkim, aš asmeniškai pati kiekvieną dieną vaikštau be makiažo, visiškai nesidažau ir kai aš užsidedu ryte tiesiog juodą megztinį ir aš su bėm nepasidažius, tai yra tiesiog, aš nenoriu žiūrėti save į veidrodį ir aš dažniausiai nusiemu tą juodą megztinį ir pasiemu kažką ryškesnio, nes natūraliai man tiesiog ta juoda spalva tikrai negražiai padaro visą tą įvaizdį. O kai aš užsidedu kažką ryškesnio, aš galiu būti ir be make-upo, kai yra šviesus viršus arba gaivesnės spalvos tam tikros. Tai šitas šalikas tikrai yra puikus tiek savo kokybę, tiek savo praktiškumu. Tai jį galima ir visaip apsivinioti, ir tas manau, kad protingas ilgis, kad galima ir vieną kartą, ir 2 kartus ir visaip, ir dar galima mažiau kaip reklamą, ir ant galvos, ir taip visaip, ir žodžiu, jisai kaip kepurė gali tarnauti. Ir aišku, nebūtinai tai turi būti Burberry. Mango labai fainų yra šalikų, online galite rasti tikrai didelį pasirinkimą tiek būste įvairiausių gerų, kokybiškų, tiesiog languočio rašto šalikų, kuris tikrai suteikia įvaizdžiui tokio žaismingumo. Gerai, važiuojam toliau. Tai sekantis dalykas, ką aš labai norėjau savo nusipirkti, tai tokios dabar vienas iš tokių trendų šio sezono, ir aš manau, kad su aksesuarais mes ir galim žaisti tos trendus, tos tokius įvaizdžio akcentus, tai tokios apyrankės ant rankų. Tai aš vienus nusižiūrėjau Kose, bet viena apyrankė kainuoja 50 eurų, aš pagalvoju, kad man reikia 2 ir 100 eurų tiesiog už apyrankės, kaip trendinį dalyką, aš galbūt ne visai galiu sau leisti nusipirkti, tai aš nusipirkau porą variantų, išsirinksiu tik vieną, tai yra iš Zaros, tokios vienodos auksos spalvos apyrankės, man labai gražu, tai tiesiog prie vienspalvių derinių. Netgi jeigu pas jūs yra megztinis, vilnonis, kažkoks šiltas ir jūs tiesiog galite ant viršaus užsidėti kaip įvaizdžio akcentą, tikrai fantastiškai gražiai atrodo, elegantiškai, kaip ir klasika. Tiek aš įsivaizduoju, kad aš dėsiu rytoj į renginį, jeigu viskas yra gerai, pagal mane tai turėtų būti tiesiog ant švarko, ant marškinių. Žiūrėsim, dar reikės pasimatuoti, arba tiesiog netgi marškinių rankovės atraitoti ir tada dėti, arba tiesiog ant viršaus užsidėti. Dar nenusprendžiau, bet kaip tokį stiliaus detalę, manau, kad puikus variantas. Ir aš tiesiog paprastą bižuteriją pasėmiau vienus Zaroj vienodus tokius, o kitą variantą pasėmiau dar šiandien, kaip tik buvom su Gabija Oze, mes užėjome į Beršką ir aš dar nusipirkau tokį variantą. Čia yra 2, bet jos yra skirtingos šiek tiek, tai pažiūrėsim, tos yra masyvesnės, šitos yra netokios masyvės. Įdomu, kaip atrodys ant viršaus užsidėjęs. Ant rankos gali būti ir mažesnis gražiau, bet kai man reikia dėti ant drabužio ir kad tai būtų kaip įvaizdžio akcentas, galbūt didesnis bus geresnis pasirinkimas. Tai žodžiu, tai tokie stiliaus akcentai, kurie daug nekainuoja, tai šis 15,99, o Zaros 22,95. Gerai, važiuojam toliau. Sekantis pirkinys, kurio aš neplanavau, bet aš matau žmogus, kuris tiesiog mėgsta rankinės. Tai va. Ir aš tiesiog negalėjau nusipirkti jos, nes aš jau į Zarą ir aš pamačiau, jinai buvo viena vienintelė, tokia didelė, versta. Ir aš supratau, kad jinai laukia manęs, nes kas daugiau negu aš nusipirks tokią didelę verstos odos rankinę, į kurią pažiūrėkit, kiek visko telpa. Ta prasme, belenkiek. Ir jinai yra tokia kokybiška, tokia gera, ir čia yra Zara tiesiog. Ir ta spalva tokia pilka, labai graži, jinai labai sunkiai yra be galo, bet kas negu ne, aš ją nusipirksiu. Taip, tai yra su ta idėja įdarau Margot Bag. Margot Bag galbūt aš savo ir norėčiau nusipirkti, bet jos neįmanoma rasti niekur, neįmanoma gauti, visur yra sold out, ypatingai tie didesni dydžiai versta oda. Plus aš vieną rankinę verstos odos turiu Bottegos, tai ką man antrą tokią brangią rankinę pirkti, kur yra išvis ten kainuoja 6-7 tūkstančius, tai tikrai neapsimoka. O čia aš pagalvoju, kad išvis aš nežinau, ar man jinai tiks ir prigis tą rankinę, kaip man išvis, ar jinai limpa, ar tai yra mano daiktas, ar man bus ją lengva derinti, ar jinai žiūrėsis pas mane įvaizdžiuose, ar jinai man bus per sunkiai. Taip, jos kaina nėra maža, 299 kaip Zaroj, bet tai yra versta oda, tai yra tikrai jos labai daug, labai kokybiškai atrodo. Didelė ir aš jau matau, kaip aš esu ją, va taip visai vaikščiosiu, pasiemus ją ir kiek aš į ją galėsiu daug prikrauti žurnalų ir ne tik, ir šiaip pirkinių įvairiausių. Tai žodžiu, neplanuotas pirkinys, bet aš esu labai
patenkinta kol kas juo, kol jisai guli pas mane spintoje. Nežinau, kaip bus, kai aš jį pradėsiu nešioti. Ir dar vienas pirkinys, kuris įvyko šiandien, tai va šitie būtent batai, tokios bordos spalvos, nežinau, ar gerai matosi per kamerą, nes jau šiandien pas mus yra apsiniaukę, kaip ir visą šią savaitę. Su mažu kulniuku ir aš jų norėjau dar prieš išvykstant į Milaną ir į Paryžių, bet dėja nebuvo dydžių, ateinu į Zarą. 3.8, 3.7 stiklikės, nuvažiuoju į Ozo Zarą, irgi tas pats online, viskas sold out, jų niekada nebuvo. O dabar, kaip iš esmės, man kaip ir nereikia tokių batų, nes aš jų nebeieškojau, bet aš atinu Zarą ir yra dvi poros, yra 40 dydžio ir mačiau, kad mergina viena pasėmė prieš irgi tos batus ir aš pasėmiau antrus ir aš supratau, kad gerai, pabandom, nusipirkam, pasižiūrim savo spintoj, ar man jie pasiteisina, ar man tikrai jų reikia, ar neturiu kažko panašaus. Jeigu ką, grąžinsiu. Tai va, tai žodžiu, tai šiandien tas pirkinys įvyko, bandysim derinti, per savaitgalį aš pasižiūrėsiu, kaip aš galiu juos įkomponuoti ir jeigu aš matysiu, kad man neprigyja, aš tiesiog kitą savaitę jos grąžinsiu. Bet atrodo tikrai labai patogus, patinka, kad platus, galima ir kelnes, ir džinsus susikišti, nes dažniausiai į tokius ilgaulius jie būna tokie siauresni ir jie tinka tik tais prie sijonų ir prie suknelių. Tai būtent dėl savo plotumo čia yra gerai, kad galima ir kelnes, ir džinsus susikišti ir taipogi galima su pėdkelnėm vaikščioti. Toliau keliaujam. Vienas iš mano, ką aš jau rodžiau jums rylse, bet dar noriu pasigirti, tai šitas Lelijos fantastinis kostiumas visas. Kelnes guli kaba pas vyrą, bet aš paimsiu iš jo, nes supratau, kad man jo vis dėlto reikia. Ir pažiūrėkit, fantastinis audinys, vyriškas kostiumas, sudėtis vilna, pamušalas viskozė ir jo kaina buvo tik tais 59 eurai su nuolaida. Ta prasme, tai tu negali tiesiog nepirkti, nes yra absoliučiai geras kritimas, geras medžiaga, geras pasiuvimas ir mano buvo idėja nešioti. Taip parodysim čia dabar kaip naujausia Saint Laurent kolekcija, kuri ką tik Paryžiuje buvo pristatyta, kur buvo tie vyriški dvibordžiai kostiumai, kaklaraštį, irgi pasimsiu kaklaraštį iš vyro, baltus marškinius aš turiu ir va šitie auksiniai papuošalai. Tai taip aš keliausiu rytoj šeštadienį į renginį, jeigu viskas gerai tiks, o aš dar pradžioje, kai nusipirkau jį, aš jį nusipirkau iki Paryžiaus ir aš kelnes pakabinau pas vyrą spintą, bet galvoju, okei, nes man jas truputėlį per didelės, tai man reikėtų pasiaurinti, bet gal vyras jeigu pabando, gal jam tiks. Ir ką jūs galvojat, praeitą savaitę mes su vyru pusryčiaujam ir jis sako, klausyk, o iš kur ten tos kelnes mano spintoje Lelijos kaba? Sakau, visai fainos, sako, šiandien užsidėjau. Okei, sakau, fainai, jeigu tau patinka, tai tu pasilik savo, bet aš dar pabandysiu pasimti ir galbūt su diržu užsidėti tas kelnes. Tai jeigu man pavyks toks įvaizdis, tai išvis bus tobulai, nes mes vieną kostiumą realiai galėsim dalinti su vyru. Ai, dar vienas vyriškas švarkas, kurį nusipirkau iš Zaros kolaboracijos su Harry Lambertu. Tiesiog yra fantastiška kolekcija ir nereikia sakyti, kad Lietuvoje jau vyrams nėra ką rengtis. Tikrai nerealus kolabas, tokie ryškus ir stilingi drabužiai ir labai labai kokybiški. Tai aš paskutinis buvo likęs, patrumpintas, labai kokybiškas švarkas, jau jisai brangesnis, ne kaip Lilija, 129 eurai, taip jau brangesnis švarkas. Čia dar gale yra tokie raištukai, galima surišti, bet tikrai nerealus. Tiesiog su džinsais, aukštakulniais ir galima taip keliauti į vakarienį, į vakarą klasiką, užsidėti ant viršaus apyrankės, užsekti ir tiesiog tobulas variantas. Toliau dar vienas pirkinys, kuris įvyko Paryžiuje ir aš jums jau rodžiau. H&M Studio kolekcijos lietpaltis toksai ir labai oversizinis, tamsiai pilkas. Tai mes užbėgom realiai su Gabija likus pusvalandžio iki uždarimo. Pasėmiau šitą paskutinį lietpaltį ir pažiūrėkite, jis tikrai labai gal visai tiks prie šito pilkos rankinės. Va toks nerealus įvaizdis, manau, kad man reikės taip pasibandyti, stilizuoti tą rankinę. Tikrai šiom dienom puikiai tiks. Ir jūs jau kaip matėte pas mane Instagrame šitus Alaja džinsus, apie kuriuos aš labai svajojau, ilgai galvojau, bet nežinojau koks dydis. Tai puikiai tinka irgi. Netgi gali būti kažkoks šviesus po apačia, golfiukas, nežinau, kažkas šviesaus, netgi tas pats šitas polo. Šitie džinsai, aukštakulniai bateliai, pilkos spalvos, šitas lietpaltis, tas rankinukas, viskas taip ramiai, šviesiai, bet gaiviai. Tai su šitais džinsais buvo taip, jie man labai patiko. Ir jie labai architektūriški, labai struktūriški, tik jų kaina yra labai kosminė. Galvojau, kad man tokių džinsų reikia. Kai buvo proga užėjti į Alają, užėjome kaip į muziejų ir tiesiog šitus džinsus pasimatavau savo dydį ir supratau, kad
jie man puikiai tinka, labai gražiai atrodo. Čia tas žmogus kalba, kuris sakė, ne, į džinsus tai daug neinvestuokite, bet, kartais tai būna, kad kai kurie džinsai yra tiesiog kaip, nežinau, statement dalykai, kuriuos kartais gal ir faina turėti savo spintai. Ir dar vienas pirkinys, kuris asmeniškai man ne visai pasiteisino ir tikrai nerekomenduočiau jau būtent tai va šitas sunkusis biker jacket kažkoks, nes tai žiauriai sunkus. Užsidėjus taip su juo jautiesi, realiai po apačią negali užsidėti nei kažkokio tai storesnio megztinio, nei kažką, nei švarko. Realiai kažką tik tais plono golfiuką, jeigu tu eini su plonu golfiuku ir gali tiesiog dėti šitą ant viršaus. Tai labai apriboja kaip viršutinį drabužį skirtingom variacijom kitų derinių. Nei marškiniai, nei kažkoks tai oversize džemperis, nei be švarkas niekas netinka. Tai jeigu tai žinai, kad po apačią tik tais golfiukas, tai tiesiog tada ok. Tai žodžiu, tai šitas nepasiteisino man asmeniškai. Gražus, bet nėra, kad jį labai lengva yra dėti. Dar vieną baltą rankinę čia NAM Studijos nusipirkau, bet jau rodžiau ją praeitam vlogė, tai jau neberodysiu. Manau, kad bus dar daugiau, bet dabar kol kas aš turiu keliauti į renginį. Dar neparodžiau, taip, dar neparodžiau. Žinokit, yra dar ir čia Sandroviskų nusipirkau. Aš sugrįšiu ir parodysiu toliau, kokie pirkiniai, o dabar galbūt keliaujam kartu su manimi renginį. Šeštadienis 3:30, vakar turėjom nerealų renginį Pacosi seminarą. Užmigau gal 1:30, nes tikrai buvo labai daug emocijų. Šiandien padarėm 2 fotosesijas, dabar keliausiu padaryti darbus holą. Toliau, skaniai pavalgysim kur nors mieste ir keliausim į Art Vilnius, meno inspiracijų gauti. O mano šiandien įvaizdis yra batai iš būsto. Visas outfitas yra iš būsto. Šio rudens tendencija tai yra bordo spalva, pilkas lietpaltis, juodi aksesuarai. Jau, kad aš sportininkė ir vos panešu šitą tašę, tikrai yra žiauriai sunkiai versta oda, šiaip iš savęs sunkiai labai tašė, dar jeigu prikrauni tikrai pilna, nes labai didelį daug kas telpa, tai vos paneši. Tai šiaip nėra tikrai labai praktiška, bet ant verstos odos didelės rankinės. Ką, 6 val. Vakaro, aš jau pasiruošusi į renginį, 7 val. Turi būti Litexpo. Iš tiesų, tai šitą Yves Saint Laurent naujos kolekcijos inspiruotą įvaizdį man buvo be galo lengva padaryti, nes mano vyras yra bankininkas, daugiau nei 20 metų, man atrodo. Jo kaklaraiščių kolekcija yra tikrai įspūdinga. Yra tiek daug ir aišku kostiumų, be galo daug, kadangi aš mėgstu oversize ir visi mano vyro kostiumai praškai yra idealūs. Tik tais kelnės, aišku, yra per didelis, bet čia labai geras buvo sprendimas nusipirkti kelį diržą, nes jisai reguliuojasi. Tai jisai tinka tiek ir ant liemens, ant švarkų, tiek ant paltų, tiek ir į kelnes. Tai tiesiog jisai susiveržia ir kelnes tampa aukštų lieminių, kadangi oversizinis švarkas nieko nesimato, tai manau, kad puikus sprendimas. Tai tos apyrankės, kurias aš rodžiau anksčiau iš Zaros ir Laurent kolekcijoje, man atrodo, pasitikslinsiu, kaklaraiščiai yra taip pat sukišti į vidų. Tai kadangi aš imsiu ir kelį rankinę, tai susišauks kelį diržiukas su kelį rankinės sagtimis. O dabar dar žadėjau jums parodyti kelis pirkinius, kuriuos nusipirkau, papasakoti kas ir kodėl ir galbūt jums patarti irgi bus aktualu. Tai vienas iš tokių pirkinių, ką aš supratau, tai mano spintoje trūksta labai megztinių šiltų, tai pasiėmiau iškart kelis variantus. Tai vienas yra būtent šitas Rotaito, nes jo sudėtis yra tikrai fantastiška, labai gera, toks oversizinis, jisai puikiai tiks tiek ir ant kokių timpų nešioti, temptų kelnių, džinsų, tiek ir prie sijonų, tarkim, kadangi yra prailgintas ir labai gera tokia spalva. Kai jūs renkatės pilkas spalvas, atkreipkite dėmesį, jeigu tai yra drabužis portretinė veido zonos prie veido arti, kad tai būtų gaivus atspalvis. Gaivus, švarus, toks šviesus atspalvis. Apskritai, kalbant apie visas spalvas, stengiamės švaresnės spalvas ir tokias aiškias spalvas rinktis, ne murzinas. Tai šitas Rotaito megztinis keliauja į mano spintą ir dar vienas megztinis Copenhagen firmos, irgi užsakiau iš būsto, rožinis, nes aš suprantu, kad rožinis spalva man labai tinka prie veido, taip atgaivina, jaunina ir manau, kad puikiai tiks prie pilkų spalvų, miksuojant rudeniui, žiemai, tarkim, pilkos spalvos sijonai, džinsai ir panašiai. Tai šitas rožinis megztukas lengvas keliauja irgi į mano spintą. Toliau, ką aš dar
nusipirkau, tai tokį pilką, čia ne kostiumėlis yra, bet jį galime šiek tiek kaip kostiumėlį, tai yra toksai pilkas storos trikotažinis, net netrikotažinis čia, labiau toksai megztas sijonas iš Sandro prekės ženklo, man labai patinka jo, bet irgi atspalvis, labai lengva derinti tiek ir prie to pilko megztinio Rotate, tiek ir prie rožinės spalvos, toksai bazinis, tiek ir prie zomšinių batų arba odinių patfortų įvairiausių, galima ir su pėdkelnėm nešioti ir toks fainas siluetas, tiesus pieštukinis ir dar pasėmiau prie jo tokį megztinį su irgi Sandro, labai įdomus tom, kad jisai atrodo kaip sportinis, lyg tai savo siluetu, nes yra kapišonas, ne, yra čia tokios sagutės kaip polo būna džemperiuose, bet jisai irgi yra iš vilnos, plonos vilnos, kaip ir tas sijonas, šiek tiek skiriasi atspalviai, bet čia tikrai nieko tokio ir yra toksai blizgutis, tikrai labai žaismingas megztinis, manau, kad kiekvieną dieną puikiai tiks tiek ir po švarkais, jeigu bus šalčiau, tiek ir vieną, tiek ir prie džinsų, prie džinsinių sijonų, prie to paties Rorizo mano pieštukinio sijoną. Galima nešioti kaip ir kostiumėlį vieną, galima nešioti ir atskirai. Tai tiek ir sijoną, tiek ir šitą megztinį galima tikrai išskaidyti. Toks kaip ir elegantiškas, bet šiek tiek ir sportiškas, šiek tiek ir puošnumas, toksai turintis megztukas, manau, kad tikrai yra labiau universalus. Tai į mano spintą keliauja 3 nauji megztiniai, vienas sijonas ir vienas švarkas dirbtinės odos Rotate šitas. Man jo siluetas. Bet čia visą laiką yra labai geras dalykas, nes yra liemuo. Ir kai aš užsidedu, tarkim, pieštukinį sijoną arba kelnes ir va šitą tokį eliminuotą švarką, man visi sako, Irina, kaip tu lieknai atrodai, kiek tu sveri. Čia yra toksai kaip ir triukas, norint atrodyti liekniau, elegantiškiau, tai va būtent yra eliminuoti drabužiai. Man patinka šitas Rotate odinis švarkas, aš turiu tokį ir lietpaltį panašų, tik tais tiesaus siluetą, bet būtent ta dirbtinė oda jų yra labai kokybiška, minkšta, neveržė, nes tarkim, jeigu tai būtų tikros odos švarkas, jisai gali būti toks ir griežtesnis, ir tvirtesnis, ir netaip prigultų. Tai būtent va šita minkšta dirbtinė oda puikiai priglunda, netraukia, nespaudžia, atrodo tikrai labai gražiai manęs užsidėjusi. Dydis man idealiai, tai va būtent su slim dalykais arba aptemptais. Nerekomenduočiau imti vienu dydžiu didesnį, nes tikrai iš karto matosi, jisai turi idealiai atsigulti, atsisėsti ant jūsų kūno. Žodžiu, priaugti aš negaliu, numesti irgi, kad šitą švarką nešioti. Tai va tokie mano dar vieni pirkiniai. Mano įvaizdis šiandien iš vyro spintos pasiskolintas. Švarkas lelijos, tas mano rodytas, visas kostiumas lelijos, marškiniai seni kažkokie. Zara tos apyrankės, žodžiu, vyro kaklaraštis. Uždėsiu dar ir akinius, tos Miu, kuriuos jums prieš tai rodžiau. Pasimsiu rankinuką tokį. Ir tokį įvaizdį keliausiu šiandien į Art Vilnius. Founder, perfumer. Because creation in our organization is a collaborative process, a team thing.